Pradėjom. Labai diena visiems susirinkusiems. Šiandien mūsų apšvito stalo tema vadinasi dar kartą apie užsienio investicijas Lietuvoje. Ir šiandien mūsų apšvito stalo svečiai yra socialinių mokslų daktaras verslininkas Antanas Bocas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Masiulis, Verslo darbdavių konfederacijos prezidentas, generalinis direktorius Danas Arlauskas ir filosofas Vytautas Rubavičius. Gal kilo noras pašnekėti tą temą už tai, kad viešoje erdvėje daug kur kalba, kad štai pritrauksim užsienio investicijas. Ir kiek aš prisimenu tą pritraukimą po įvairiom formom ir pavadinamų, sakykime, telekomo vadintas privatizacija, kada mes pardavėm faktiškai skandinavų valstybinį įmonį Suomių. Ten yra visai su Viljamsu atsitikusių istorijų. Ir gali vardinti, bet mes kviesdami pas save į Lietuvą investuotojus iš užsienio paprastai sudarom tokias sąlygas, kur dažnai neturi mūsų verslininkai. Tai galbūt pradžiai būtų klausimas, kas čia vyksta. Pradėkime nuo tavęs, Antanai, kad mes praktiškai žiūrėkime, Klaipėdoje atsidaro Philip Morris. Štai, jų sąlygose Kaune, kad cigarečių fabriko nereiktų. Mes vykdom tą sąlygą, savo fabrikus naikinam, darom kažkokias įskirtinius. Aš suprantu, kai yra ta privatizacija, kuri vadinasi pliko lauko privatizacija. Štai atėjo pas mus investitoriai, pastatė gamyklą, sukūrė 2000 vietų, dirba. Aš tada supratau, kad naudo šaliai, kadangi sukurtas mūsų žmonėm darbo vietos, jie atsinešė kapitalą. O pas mus kažkaip tai gaunasi visiškai kitaip. Sakykime, to legendinių Viljamso atveju, kada iš viso mes dar mokam, kad kažkas mums teiktų už tokias juokingas kainas, išskirtinės sąlygas, atleidžiam nuo mokesčių. Čia ir Lietuvoje tas kartojas. Tai vis tik tai gal ir taip formuokim. Kas savo manimu čia vyksta? Šiaip iš tikrųjų šalies politika turėtų būti patraukli užsienio investicijoms. Ir kad pritraukti užsienio investicijas, iš tikrųjų tai yra toks ekonomikos judesys, kuris ir kuria ne tik naujos darbo vietas ir formuoja biudžetą papildomus mokesčius. Tai šitoj vietoj būtų viskas gerai, jeigu tai būtų sureglamentuota normaliai, reiškia, įstatymiškai, po įstatyminiais aktais ir viskas būtų tvarkoj. Kiekviena šalis norėtų padaryti patrauklę užsienio investicijoms aplinką, kad kuo daugiau jų pritrauktų. Tai yra ekonomikos toks garvežys, kuris ir veža. Galima šnekėti apie tiesą, jūs minit atskirus atvejus. Atskiri atvejai, aišku, yra iškreipti ir davė labai didelius ekonominius nuostolius šaliai. Ta patį galit minėti ir Viljams, ir Telekomą, bet, sakykime, tai buvo daugiau politiniai sprendimai negu ekonominiai ir vien todėl, kad to nebuvo sureglamentuota. Bet užveikdės į priekį, tada, gerbiamas Antanai, gal galėtų pasakyti kažkokį gerą investicinį projektą Lietuvą užsienio? Jeigu jūs pasakysit, minėjo tą patį Philip Morris, Philip Morris Lietuva tai yra geras investicinis projektas, kuris iškėlė gamyklas iš miestų ir pastatė už miesto ribų ir iš tikrųjų, mes sakykime, su tokia praktika, su tokiu brandu, su tokiu vardu atėjus į Lietuvą gamykla davė tik tais teigiamą ir labai daug metų nebuvo 3-4 mokesčių mokėtojų į biudžetą pagal dydžius ir pagal kiekius. Šitoj vietoj, jūs sakot, sąlyga buvo, kad užsidarytų, reiškia, Kauno gamykla. Kuri tuo metu Kastyčio tas garsis? Taip, tai jai ir taip nebuvo jokio šansų išgyventi, kada ateina, reiškia, su tokiom naujom technologijom, su tokiais kaštais ir su tokiu darbo našumu, su tokiom išdirbio normom ateina, reiškia, pasaulinio lygio gamykla. Tokiai gamyklai taip pat nebuvo šansų išgyventi, bet jūs pažiūrėkite, sudėkite visas ir Klaipėdos tabako fabriką, ir Kauno, ir taip toliau. Philip Morris dirba, sukurta daugiau darbo vietų ir gamina ir daro apyvartą 10 kartų daugiau negu kad visus, reiškia, visa tabako pramonė buvusioje Lietuvoje.
šitoje vietoje mes galim sakyti viskas tvarkoje. Ir aš dar galiu paminėti ir tą patį Barclay atėjimą, kad būtų viskas tvarkoje, jeigu tai nebūtų daroma Lietuvos verslininkų sąskaita. Ir kodėl? Tos sąlygos, kurios sukurtos, jos pirmiausia sudarė sąlygas Barclay ištraukti iš Lietuvoje esančių įmonių geriausius IT specialistus, informacijų technologinių specialistus ištraukti. Todėl, kad jom buvo sudarytos sąlygos išskirtinės, kur nereikia mokėti 1, 2, 3, 4 mokesčių, o tos Lietuvos įmonės jos mokėti tos mokesčius. Ir vėl išsikreipia rinka, reikia paruoštus specialistus paima iš lietuviškų įmonių, lietuvaičiams reikia pasiruošti kitus specialistus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, vėlgi reikia žiūrėti į Lietuvos verslo aplinką. Jeigu būtų sudaromas lengvatinės sąlygos bent jau pirmus 3 ar 5 metus naujai besikūrinčiom įmonėm, tokios pačios lengvatos atleidžiami nuo mokesčių, nemokami pelno mokesčiai, ten žemės mokesčiai, turto mokesčiai, dar kažkokie tai mokesčiai, tol kol įmonė tvirtai atsistoja reiškia ant kojų ir tampa stipri biudžeto formuotoja, mokesčių mokėtoja, stipri reiškia žaidėja ekonomikoje, tai būtų viskas tvarkoje. Tai šitoj vietoje yra tokie 2 aspektai. Mes kažkodėl tai mylime užsienio įmonės, jiems darom išskirtinės sąlygas, o savo įmonėm lengvatų tai nesuteikim, kuriuos iš tikrųjų reikėtų suteikti tam, kad atsirastų daugiau mokesčių mokėtojų, atsirastų daugiau biudžeto formuotojų ir iš tikrųjų išloštų visa, reiškia, Lietuvos ekonomika, biudžetas ir visa kita. Tai daug greičiau atsigautų. Tai yra elementorius, tai yra daugelį Europos šalių taip yra ir taip toliau. Ir reikia toliau žiūrėti, bet gal čia jau sekančiam rate apie tą pačią mokestinę bazę ir mokestinę. Pakalbėsim. Kęstuti, irgi ten aš sakau, priimu Antanui sakytus šitus argumentus, bet pažiūrėkim, mes atiduodam, sakykime, tą patį ir bankų sistemą. Bankai irgi yra, kaip vadinti, vis tiek jie yra infrastruktūra. Jie lygiai taip pat, kaip atidavėm telekomą, telekomas yra infrastruktūra. Aš susakau, grįšiu prie to, jeigu jie ateina, kažką tai kuria, viskas gerai. Bet mes atiduodam, būtent sukurtas su tas, kaip pasakyti, vištas dedantis auksinius kiaušinius. O tai čia teisingai vis tik tai kiekvieną kartą tas užsienio investicijos atėjimas. Tai klausimas tas pats, kas čia vyks? Aš iš esmės nelabai turėčiau kam prieštarauti, kas buvo pasakyta. Galbūt dėl Williamso neigiamo vertinimo, nes manau, kad Williamsas kaip tik yra teigiamas pavyzdys ir turėtų būti kaip toks ir analizuojamas. Jeigu čia mes jau norėtumėm dėl to diskutuoti, bet aš manau, gal čia nereikia apsistoti ties to. O lygiai taip pat sutikčiau su ta idėja, kad yra daug geriau ne infrastruktūros įmonės, ar netgi ne privatizavimui skirtas įmonės atiduoti užsienio investuotojams, ar ieškoti būtent, kad užsienis jas nupirktų. Manau, kad galbūt atvirkščiai būtų geriau, kad čia vietos verslas jas paimtų, tačiau lygiai taip pat kaip ir ką tik tais kalbėjęs gerbiamas Bosas, aš manau, kad teisingai vykdoma tiesioginių užsienio investicijų politika yra labai valstybei naudinga. Jeigu neteisingai vykdoma, tai reikia suprasti, kad tiesioginė užsienio investicijų politika gali paskatinti šalyje augimą, gali paskatinti šalyje eksportą, į eksportą orientuotą gamybą. Tai pagerina valstybės finansų situaciją, būtent balansą. Ir lygiai taip pat reikia suprasti, kad jeigu teisingai orientuota tiesioginė užsienio investicijų politika, jinai gali paskatinti žmogiškojo kapitalo vystymąsi ir darbo vietų kūrimą. Tai, tarkime, žinių ekonomikos tokie sektoriai kaip Barclayaus atėjimas ar Western Union, tai aš manau tokie pavyzdžiai, kur galėčiau palyginti, pavyzdžiui, Akmenės cementas turi
566 žmonės, vidutinis atlyginimas 2200 litų popieriuje, o nesenai investavusi Western Union dirba 1100 darbuotojų, vidutinis atlyginimas 5500. Ir kokią tai duoda iš karto impulsą universitetų vystymuisi, jaunimo įėjimui į šitokias kaip informatikos sritis ir panašiai. Visą tai labai stipriai paskatina ir visą tai, ką Lietuva investavo į Western Union kaip paramą, ir visą tai sugrįžo po 3 mėnesių. Tai yra sėkmingi tokie pavyzdžiai, kurie, manau, turėtų ir toliau būti plėtojami, kada valstybė kviečia, tikslingai ieško į žinių ekonomiką nukreiptų įmonių veikiančių toje srityje ir konkuruoja su kitom pasaulio valstybėm, kad dėl tų įmonių atėjimų. Nes šitoje vietoje yra didžiulė konkurencija. Tačiau jeigu yra parduodama ir privatizuojama kažkokios tai įmonės, kurios veikė iki tol, ir jas perima užsienio investuotojai, tai ateis geresnė vadyba, greičiausiai, ką mes laimėtume, ne? Ateis geresnė vadyba, greičiausiai gali būti sutvarkytas tų įmonių pardavimas ir gaminių pardavimas ir panašiai. Tačiau, kai įmonė įsisuks ir pradės veikti pelningai, aišku, kad pelnai iškeliaus į užsienius ir gali, tai ką tą pradinę naudą, gali ir jos nebelikti tokios didelės dalies. Tai kada mes į žmogiškąjį kapitalą investuojame, tai plėtojasi, daug labiau plėtojamas yra tuo metu ir gretutiniai sektoriai, aptarnaujantys sektoriai. Yra manoma, kad viena į žinių ekonomiką investuota, sukurta darbo vieta, sukuria dar 3 papildomai gretutinės darbo vietas jau vietinėme sektoriuje. Tai visą tai teisingai darant yra gėris. Kadangi visi dar turi sanatratą, Danai, čia galbūt Antanas galėjo šiek tiek subjektyviai kalbėti, kadangi pats esi didelės organizacijos verslininkų vadovas, kada tu girdėjai tas apie sudarytas sąlygas, vienu žodžiu, verslo ateinančiam palankesnės negu Lietuvos verslininkam, kokios savo mintys kyla, kaip apibendrinant tuos žmonės, kuriem tu vadovauji? Yra tokios labai vienareikšmės takoskyros, kad kažkam yra geresnės sąlygos, o kažkam yra blogesnės sąlygos. Tai vienas dalykas, kad vėlgi čia įvairiai vertina Western Union arba Barclay, kad čia yra blogai. Na, aš nemanau, kad čia yra blogai. Tai iš tikrųjų, kai Kęstutis pasakė, kad yra toks vidutinis atlyginimas, mes visi siekiam viso šito. Nes, matot, čia tas savas, nesavas, aš manau, kad politikų ypatingai labai dažnai pasireiškia, o ten partijų gyvenime, žinai, jisai savas, todėl visada yra teisus, arba tas nesavas neteisus. Tai vien orientuotis į tai, kad būtų tik tai vietos verslas, ir jeigu jisai, neįvykdo tam tikrų sąlygų, tai yra produktyvumo, tai yra, vidutinio atlyginimo mokamo, žinai, tai kas iš to, kad jis, aš, pažiūrėjau, iš Šalčininkų rajone gyvenu tenais, ir tokių rajonų ne vienas yra dabar po Lietuvą važinėjom, vidutinis atlyginimas tai 1400. Bet vietos verslininkai ten beveik viską valdo. O kai kas ten moka tik po 400 litų darbuotojams. Tai, suprantat, čia, jeigu mes kalbėkime apie tą visuotinį gėrį, apie ekonomiką, tai mums tokių vietos verslininkų nereikia. Tai galbūt tada ateina užsienio verslininkas, kuris mokės 2000–2500, tada didės pinigų masė, tada užsuks vidaus rinką. Ir vidaus rinka, iš tikrųjų, tai didins mūsų konkurencingumą. Todėl čia takoskyra, reiškia, kad vietos verslininkas nesudaroma, tai aš ne visada norėčiau priimti. Aš matau kitur tą problemą. Kodėl taip yra, kad vietos verslas, reiškia, mažai investuoja čia. Tai nišos beveik visos užimtos tokios va. Savo laiku mes, kaip pardavėm, ne įmonės, mes verslus pardavėm. Arba rinką pardavėm, taip. Kalbam, ne apie atskiras kažkokias įmonės. Tai kitas dalykas, kad mūsų politika yra tokia, kad man buvo nesuprantama, kai mūsų politinė valdžia gyrė tuos, kurie išveža pinigus ir steigia įmonės kažkur kitur, sprend, kur atsirandavo. Ir čia kaip pavyzdys, matot, lietuvaičiai ten ir
ten Bulgarijoje, ten Ukrainoje, Rumunijoje. Tai klausimas, kodėl jie čia tada neinvestuoja. Bet yra kaip skatinami investuoti kitur. Aš suprantu, kad jeigu ten pastato prekybos tinklą ir prekės keliauja iš Lietuvos į kitą valstybę, taip, tada tas yra geris tam tikras. Bet didžiausia problema, apie kurią aš iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kodėl tos investicijos, ypatingai regionus, jos šiandien nėra skatinimas, tai yra mokestinė iš tikrųjų aplinka, savivalda nesuinteresuota. Ir štai mes ir buvom Telšiuose, Rokiškiai ir didžiulės konferencijos, tos pačiuose Mažeikiuose. Merai sako, jūs čia galite kaip norit mūsų agituoti, bet nuo sukurtos darbo vietos, nuo vieno eksporto lito arba ten nuo surinktų pajamų mes sakai negaunam. Tai kol mes nepakeisim iš tikrųjų šitos mokestinės aplinkos, kas darosi savivaldybėse? Savivaldybėse susikūrė tam tikri, taip, elitariniai tokie, junginiai, iš ten iš vietos verslininkų kažkiek tais, ir jie labai dažnai, tai jau dabar visi atvirai kalba, jie nenori nieko keisti, nes tai yra labai gerai, čia mūsų zona, ką mes čia priimsim užsienio investuotojų, taigi, o kaip mes tada, tai, jie mokės didesnius atlyginimus, išsiųs visus darbuotojus. Aš dar įsitersiu, bet pats kalbėjai apie vis tik tai skirtumas tarp didžiųjų miestų ir štų tai tų, vadinkim, kaimiškų rajonų, investicijų yra labai didelis. Čia galbūt apie tie pavyzdžiai, kurie, aš nežinau, Telšiai gal šiek tiek didesnis, bet būtent tos investicijos tokiuose visiškai nedidelėse, kokiuose Širvintų, kad čia dar galėčiau paminėti savivaldybėse, kaip čia reikėtų vertinti. Negi čia miesto meras ar savivaldybės meras, koks nors Ignalinos, vadinkim, kokį nori, nėra suinteresuotas, kad pasiektų. Tiesiogiai ne. Tu tame reikalas, kad tiesiogiai ne. Tai nesuinteresuotas. Jis nėra, jie neturi, suprantat. Žiūrėkit, mokestinė bazė, kiekvienas miestas suinteresuotas kuo didesniam investicijom ir kuo didesniais, reiškia, apimtim verslo, todėl kad jie gauna dalį nuo turto mokesčių ir visą kitą. Ne visiškai taip šnekėti, kad nesuinteresuotas. Gerbiamas Antanai, aš kalbu apie tai, ką kalba merai. Aš kalbu apie merai, tai buvo labai solidus forumai, paskutinis buvo Rokiškiai, buvo Panevėžiai, kur premjeras dalyvavo, tai tiesiai sako, reiškia, Pasvalio rajono meras, Radviliškio rajono meras sako, jūs turite, dabar aš žinau, kad tiek pozicija, tiek opozicija, čia taip kažkaip labai taip susidėlioja dabar, ruošia iš tikrųjų tam tikrą išskatinimo sistemą, tai nėra nauja, tai mes nuvažiuojam kažkur į užsienį, kažkokį tai miestą, elementarus pavyzdys, gaunam sąskaitą iš viešbučio, ką mes ten matom, ten pas man labai aiškiai išdėliota, kiek lieka miestui, ten 10-15 kiek procentų ir kiek nueina į biudžetą. Tai pavyzdys, ką padarė Druskininkų meras, padarė pagalbės mokestį tam, kad išeiti iš tokios situacijos ir tada jie suformuoja naują finansų srautą, kurį gali panaudoti reikmėm. O ką Antanas sako apie turto ir žemės mokesčius, tai kaip? Pajamų mokesčių dalis. Ne visiškai taip. Tai suprantat, šitoje vietoje su pajamų irgi yra. Kaip čia visi giriasi, kad Vilniaus rajonas labai gerai gyvena. Vilniaus rajonas labai gerai gyvena, tai jis yra nedeficitinis, nes pusė Vilniaus rajono gyventojų. Miegamasis rajonas. Ne dėl to, jie dirba Vilniuje. Taip. O aš tą ir sakiau. Tai jo, bet čia ne jo, taip, bet čia ne rajono iš tikrųjų yra nuopelnas ir ne rajono yra motyvavimas, žinai. Tai visi kas kita. Mes kalbam, kad nuo sukurtos vertės, kad atsirastų, tu pats sukuri darbo vietą, žinai, ir kad tau liktų va čia va. O pas mūsų šitą sistemą, kuri nemotyvuoja. Tai aš matau didžiausią problemą, tai yra mūsų problema, tai investicijų. Investicijos daugiausiai ateina į didelius miestus, ten, kur yra infrastruktūra, ten, kur, kaip sakyti, į plyno lauko investicijų, pas mus yra labai mažai tame tarp į užsienį. Nes savivalda nėra tiesiogiai suinteresuota. Yra mero, taip, Akmenės meras, ten Druskininkų meras, dar pora merų, kurie žiūri kitaip. Bet jeigu jie žiūrės labai tiesmukiškai, tai jie nėra suinteresuoti. Čia ne mano žodžiai, kolegos. Čia aš kalbu apie tai, ką kalba merai. Aišku. Vytautai, pačio eilė, tik tai, žinai, kada aš visada įsijungęs net televizorių ryte, girdžiu, pritrauksiuosi investicijas, tai aš jau žiūriu kartais
kur yra proto ribos. Štai Meilutytė laimėjo aukso medalį pasaulio čempionate, apie Lietuvą sužinojo visas pasaulis, pritrauks investicijas, tai jeigu išeitų tokia logika, tai Jamaika su Michael Boltu sprinteriu, ten turbūt klesinti valstybė turi būti. Kur čia yra, pasakysiu, mano akim žiūrint, dzūkiškai durnumas ten yra. Jeigu tik kažkas sublizgėjo, pritrauks, turbūt čia visiškai ne tie dalykai. Čia yra... Aš čia pasakiau citatą. Šiame pasaulyje mes gyvenam nepaprastai ideologizuotam pasaulyje. Pilna klišių ir kurios pateikiamos kaip tokios ekonominės tiesos arba kaip to pasaulio, kaip mūsų pasaulio žiūros realijos ir kitokie tarsi teisingi dalykai. Na, sakykime, čia visai neseniai visi dalyvavę, aktyviai veikia ir palaikė tą idėją, kad laisva rinka viską sutvarko ir valstybė reikia atiduoti laisvai rinkai, o laisvos rinkos dėsniai visus padaro laisvus ir tuoj pat ateina tas gerasis gyvenimas. Pasirodo, kad šiaip laisvos rinkos dėsnių labai sunku yra apčiuopti. Tokia valstybė neegzistuoja. Valstybė tarsi tada visai išnyksta, o jau prakutę verslininkai puikiai suvokia, kad šiaip yra svarbiausias laisvosios rinkos, vadinamosios instrumentas yra bankininkystė ir popierinių pinigų srautai, kurie valdo apskritai ir žmonės, o tie žmonės yra ne tiek žmonės iš ten žiūrint, o tik tai darbo jėga, kuri migruoja paskui ką? Paskui kapitalą. Išlaisvinus kapitalą visos kitos laisvės yra labai sąlygiškos. Kapitalas keliauja, bet čia mes nekalbame, mes tarsi kviečiamės atkeliauti kapitalą į tą vietą. Bet su kapitalu, jeigu atkeliauja labai rimtas kapitalas ir čia nėra infrastruktūros ir nėra to, kas vadinama socialiniu kapitalu, tai kapitalas paskui save neišvengiamai turi atsitempti ir darbo jėgos. Tai labai aišku. Čia susidaro didelė kolizija, apie kurią mąstyti politikams, bet politikai neturi tokios aiškios apskritai nei valstybės vizijos, nei tos ekonominės, šiuolaikinio pasaulio ekonominės raidos supratimo. Mano galva iš to, kai aš girdžiu, sprendžiu iš to, kad aš girdžiu nepaprastai daug tų pačių investicijų gėrio, liaupsių ir taip toliau. Investicijos gali būti labai paradoksalios. Investicija gali taip pat sunaikinti ir dalį valstybės, ir socialinius atskirus sluoksnius, nes didelės investicijos, kurios ateina su didelėmis kompanijomis, jos yra tokios galingos, kad valstybė ir politinis elitas negali su jomis susitvarkyti. Ar mūsų politinis elitas, jeigu net nutartų pradėti tvarkyti su skandinaviškais bankais, galėtų su jais susiimti? Tai jau aš matau reakciją. Jokių šansų nėra. Jokių šansų. Taip pat ir su didelėm investicijom, kurios ateitų su dideliais verslais. Todėl valstybėms ir šiaip mažesnėms valstybėms visada reikia gerai pagalvoti, su kuo pradėti draugauti ir ar ta draugystė nevirks labai aiškia vergyje, nes atėjusios investicijos jos yra neįsipareigojančios niekada. Kapitalas niekada neįsipareigoja. Kaip Ukraina dabar. Neįsipareigoja. Jis atėjo, jis gali duoti tam tikrą naudą, čia dar priklausys nuo to, kaip politikai sukuria to naudos paėmimo mechanizmą, jeigu jis yra kuriamas, ar tik tai paima naudos savo, tokios politinės trumpalaikės naudos savo mechanizmą, kurį verslas puikiai moka patenkinti. Ir tada pasitraukė su visais socialiniais kaštais, palikdamas tvarkytis jau vietinius biudžetus. Vėlgi, kai mes čia mąstome apie investicijas, tai niekas niekada neskaičiuoja apskritai tų kaštų, investicijos naudos ir socialinių kaštų, kurios investicijos netiesiogiai padarė, sakykime, čia tas pats Philip Morris ir Kastytis ir taip toliau. Tai kažkokie kaštai, kurie krito po to ant valstybės dėl tų darbo vietų ir tų korporacijų vietinių žlugimų ir taip, jiegi buvo, visuomenė jos irgi turėjo pakelti, ar buvo skaičiavimai, kurie lygintų kažkokį. Mes neturime ekonominio normalaus apskaičiavimo tokių investicijomis naudos ir investicinių kaštų, aš bent jų niekada negirdėjau. Čia tiesiog yra investicinė nauda, tai labai paprastai ir primityviai paskaičiuojama. Yra kitas dalykas, kad mes nemastome apie mūsų pačios valstybės politinė sistema ir čia jau labai aiškiai buvo nukreipta į mūsų savivaldą, kuri yra vienas iš esminių dalykų politinės sistemos. Ir laisvas, sakykime, mano manymu,
vidutinis ir smulkusis verslas kaip tik veikia, visose pasaulio šalyse jis veikia kokiam lygmenį, jis veikia savivaldos lygmenį. Ir jis veikia savivaldos lygmenį normaliai tik tada, kai jis yra laisvas verslas, kai yra savivalda reali. Šalyse, kur nėra realios savivaldos, o yra tik partinė savivalda, partinių sąrašų savivalda, tai negali būti normaliai funkcionuoti ir tas smulkusis ir vidutinis verslas. Nekalbu apie aukštą lygmenį, kuriame veikia, sakykime, tą jau masto ekonomiką, tai čia kitas. Nes kas yra? Savivaldos lygmuo, laisvas savivaldos lygmuo, tai yra kaiminystės, giminystės ir visi tie verslai, kurie yra susijęs su kasdienio gyvenimo aptarnavimu. Ir jie yra gyvybingi tik tada, kada žmonės labai paprastai ir labai veiksmingai gali veikti toje srityje, o politinis sluoksnis tiesiogiai priklauso, vietinis politinis sluoksnis, nuo to veikimo. Tai pas mus nėra tokios priklausomybės. Mūsų politinis sluoksnis yra atsietas, nes nėra realios savivaldos. Todėl visą laiką kapanojamasi tuose pačiuose problemuose 20 metų. Pavyzdys. Mūsų sakykime, tos visos istorijos, kurią mes sukūrėme, sakykime, kaip pagrindą. Na, čia visai neseniai dar teko girdėti džiaugsmingus Vagnoriaus aiškinimus, kad jisai džiaugiasi, kad jie suardė kolūkius ir taip toliau. Ir atkreipkite dėmesį, tai kalba ekonomistas. Ekonomistas kalba apie gėrį suardžius šitą. Ekonomistas nesako, ką jie norėjo to padaryti, tai turėjo būti pirminis tikslas. Nes neardyti, mes gyvename, sakykime, name savo ir mes džiaugiamės, kad suardėme kažkokį namą, nesvarbu, kokį mes jį turim. Mes jį galime ardyti tada, kai turime tikslą statyti kažką tai. Tai čia nebuvo jokio tikslo, todėl mes ekonominės logikos požiūrių privatizaciją, arba vadinam, kaip mes ją bevadintume privatizaciją, mes atlikome valstybės deindustrializaciją, labai didelės apimties ir nuėjome į 20 amžiaus tarsi pradžią. Kol ta santvarka konsoliduoto žemės ūkio, tai ji buvo modernistinė ir ant jos buvo galima kurti visiškai kapitalistinį ūkį kitų nuosavybės formų. Ir dabar vienas dalykas iš tos ekonominės logikos, kas ir išplaukė, kad mūsų žemės ūkio apimtis gamybos yra trečdalis tik tai to ano lygio. Ir mes vis tiek džiaugiamės ir vis tiek esame dar pakankamai stiprus, tai tada galime įsivaizduoti, kokią mes turėjome šiaip jau normaliai tvarkantis turėjome pagrindą. Tai ant tą pagrindą mes nekūrėme valstybės, nes neturime valstybės vizijos ir todėl visos tos kalbos apie investicijų gėrį praktiškai yra dažniausiai pridengti tą politinį neįgalumą kurti valstybę. Viršinį limitą, kadangi mums liko vienas dar ratas, tai maždaug po 7 minutės. Bet kokia atveju, Antanai, tau klausimas vis tik išeinant iš to, ką pasakė Vytautas. Visos tos užsienio investicijos, ar aš galėčiau tai pasakyti, kad jos mus paverčia aptarnaujančių personalų ir mes vėl eilinį kartą per visą istoriją turime įrodinėti pasauliu, kad nesugebam tvarkytis pas save žemėje savo protą. Aš čia per daug. Galbūt šiek tiek nesutikčiau su Vytautu, kad jis kalba, ar čia Danas kažkuris pasakęs buvo ta, kad štai JAV iš tikrųjų yra, jeigu pirksi New York'e kainą, kur parašyta $100, mokėsi 110, nes 10 eina mokesčių savivaldai. Bet pas mus per maži atstumai, kad mes tą galėtum daryti. Iš tikrųjų, man labai sudėtinga šnekėti tą temą, kada diskusijoje iš tikrųjų dalyvauja žmonės, kurie niekados nekūrė bendro vidaus produkto, niekados nekūrė pridėtinės vertės. Ir šitoje vietoje takoskyra yra aiškiai ir taip toliau. Yra pasaulyje vienintelis elementorius. Kapitalas kuria pridėtinę vertę. Kito nėra. Ne biudžetininkai kuria, ne mokytojai kuria, ne gydytojai kuria. Kapitalas kuria pridėtinę vertę. Tai jis pats iš savęs kuria ar kaip? Labai įdomu, va čia ir yra esminis dalykas. Kapitalas pats iš savęs. Kapitalas kuria pats iš savęs. Ne iš savęs. O iš ko jis kuria? Pirmiausia, jūs kaip ekonomistas turite žinoti kapitalą, be kapitalo pridėtinės vertės nepadarysit. Tai čia elementorius. Bet ne kapitalas vienas, kapitalas gausi žodžių. Aš sakau, kai žmogus nesukūręs iš viso nieko, tada ir sudėtinga su juo diskutuoti. Pirmas dalykas, ką mes šnekėjom, kad iš tikrųjų, tai yra elementorija pasaulinė. Kapitalas kuria pridėtinę vertę ir niekur tu nedingsi.
ir bendrą vidaus produktą. Niekas kitas nekūrė, ne biudžetinės organizacijos. Tai faktas, nu tai parašyta, aišku. Bet šitoje vietoje kiekvieną, vat kaip jūs sakot, privatizacijos ar prihvatizacijos ar dar kažką atveju reikia nagrinėti atskirai iš tikrųjų. Infrastruktūriniai dalykai, kur buvo parduotas, aišku, praktiškai ne verslas, o buvo parduota rinka. Su tokiom technologijom būtumėm dar kapanojasi labai ilgai, labai nuobodžiai ir būtumėm iš tikrųjų ne tarp pažangiausių ten interneto ir visų kitų IT technologijų srityje, jeigu būtų pasilikę, reiškia, tos pačios technologijos. Todėl, kad tuo metu iš tikrųjų Lietuvos verslininkai, Lietuvos kapitalas negalėjo pakelti tokios naštos, negalėjo pakelti tokių investicijų, investuoti į šiuolaikinės technologijos, kurios duotų tokią pačią pridėtinę vertę arba tokį patį išdirbį, taip kaip užsienio valstybėse, išsivysčiusių užsienio valstybėse. Tada mes ką užsidarom, prarandam konkurencinį pranašumą, arba turim labai mažus atlyginimus mokėti, arba turim kažkokius resursus labai pigius turėti, kad, reiškia, konkurencingumas būtų tų mūsų produktų eksportui, kur mūsų eina, kad jis galėtų būti konkurencingas ir konkuruoti su užsienio, reiškia, gaminę produkciją. Tai yra vienas iš pagrindinių aspektų. Todėl, kad aš dar kartą sakau, blogiausiai, kai tas, reiškia, kaip ir sakė, ten kolūkių griovimas, dar kažkas tai prasidėjo be alternatyvos, ne? Praktiškai tai buvo stambi gamykla. Taip, bet nereikia džiaugtis, kad sumažėjo, kieno sąskaita sumažėjo, kad, reiškia, sumažėjo kelis kartus mūsų, arba dabar tik aš dėjom prie to, anų laikų tenais žemės ūkio ekonominių rodiklių, bet pažiūrėkit, ant kiek išaugo mūsų, reiškia, aukštos technologijos, biotechnologijos, lazerių technologijos ir taip toliau, tokio iš tikrųjų nebuvo. Paimkit, dėliokit šitą visą pridėtinę vertę, kurią kūrė šitie dalykai, ar žemės ūkis, ar šitie, ant svarstyklių ir dėliokit, paėmę pieštuką, skaičiuokit ir pamatysit akivaizdžią naudą. Bet dar kartą vėl reikia grįžti prie to pačio kapitalo. Bet kokia investicija, tai yra Lietuvos verslininkų investicija, užsienio verslininkų investicija. Bankai čia yra atskiras sektorius. Apie bankus reikia, gali organizuoti atskirą temą ir reikia šnekėti atskirą temą. Tai aš šiandien dieną labai gailiuosi, kad Lietuva neturi nacionalinio banko, kurie aptarnautų visas valstybinės struktūras. Va šitoj vietoj būtų alternatyva labai monopoliniams skandinaviškiams bankams ir taip toliau. Bet sakau, čia atskira tema. Kas liečia verslą ir iš tikrųjų kas moka pagrindinį. Šiaip tai ir taip aš skaitau, Seimo ir vyriausybės dar turėtų pasikeisti kokios 2-3 kartos, ne? Tam, kad iš tikrųjų būtų suvokta, kad pagrindinis biudžeto formuotojas yra verslas ir niekur tu nedingsi, koks jis bebūtų. Visų socialinių garantijų, reiškia, davėjas yra verslas, koks jisai bebūtų, ar užsienio, ar Lietuvos ir taip toliau. Todėl, kad šiandien dieną požiūris iš 90% Seimo narių ir kokia 50% iš vyriausybės, taip kad verslas vos nenaikintina struktūra. Kodėl? Perėti galima iš karto prie mokestinės bazės. Kada manipuliuojama, aš tik pasakysiu porą sakinių tokiais skaičiais, ten turinio viršenybė prieš formą, susirašė ten tokių po normatyvinių aktų, turinio viršenybė prieš formą ir šito piknaudžiaujama. Kada jisai taikomas, pavyzdžiui, šešėlinė ekonomikai mažinti, kontrabandos kiekiams ir taip toliau, viskas tvarkoj. Bet kada jisai taikomas, reiškia, kiekvienu atveju, kada tu pavėluoji sumokėti mokestį vieną dieną iš tavęs automatiškai nusirašo, o kai tau reikia susigrąžinti, pavyzdžiui, PVM-ą, tai turto viršenybė prieš formą leidžia jiems man 3 mėnesius negrąžinti PVM-o. Tai reiškia, valstybė šiandien dieną gyvena verslo sąskaitą. O kodėl? Todėl, kad tai nėra normalizuotais statyminiais po įstatyminiais aktais. Paprasti dalykai. Šito dar mums trūks iš tikrųjų. Ir antras dalykas, reiškia, kada
tu skoloji valstybei ir šiandien, tai reiškia, nupirkai įmonę ir buvo skola valstybei ir tam su procentais 6 kablelis ar 7 kablelis kažkiek tai, o šiandieną rinkoje procentai vidutiniai 3, 3,11, 3,15, ne? Ir rašai raštus, prašome sumažinti lygį rinkos kainą ir taip toliau. Ne, valstybė negali padėti verslui arba mokesčius verslas sutinka mokėti, bet prašom išdėstyti man laike. Tai būtų valstybės pagalba verslui. Kas čia dedasi, kokie čia normatyviniai aktai? Pareiga valstybės padėti verslui. Valstybės pareiga padėti verslui. Mes prieš rinkimus einam, šnekam, verslininkam lengvatos, verslininkam tos, kurkime įstatyminę bazę, kad verslas lengviau stotųsi ant kojų ir taip toliau. O kada susiduri su realybė, tai pasirodo, kad draudžiama valstybei padėti verslui, draudžiama. Suprantate? Užsieniniam leidžia. Ir tas atėję iš ES tam tikrų direktyvų, jeigu aš dabar noriu, kad man iš tikrųjų pakeistų palūkanų procentą, pavyzdžiui, toks turto bankas, arba išdėstytų tenais laike mokesčius mokamus, man reikia kreiptis jau nebe į Lietuvos, reiškia, VMI, o į Europos kažkokią komisiją, kuri nuspręs. Ar gali valstybė man padėti su normalizuodava palūkanų normą iki rinkos kainų. Va čia yra nonsensai, čia yra Lietuva, čia yra iš tikrųjų verslo žlugdymas. Šitoj vietoj. O mes visą laiką šnekam politikuojam, kad pagalba verslui. Vat kur reikia žiūrėti. Ir aš dar kartą sakau, aš už pritraukimą užsienio investicijų, aš už verslo aplinkos patrauklumą užsienio investicijom, bet aš už tai, kad ir Lietuvos verslui būtų daromas kažkokias išimtis, bent jau tiek, taip kaip išsivyščiusiuose Europos Sąjungos ir šalyse tam tikrą laiko tarpą atleidžiami nuo tam tikrų mokesčių, arba, pasakysiu pavyzdžiui, giminaičiai dirba Londone. Jisai pradėjo vėluoti su mokesčiais, atvažiuoja mokesčių inspekcija ir sako, atsiprašau, jūs vėluojate mokėti mokesčius, gal jūs turite problemų. Jeigu turite problemų, gal jums reikia mokesčius atidėti, gal jums reikia kokius kelias mėnesius jų nemokėti, kad jūs tik susitvarkytų, kad išsaugotume tas 7 darbo vietas, kurias sukūrėte. Va čia yra požiūris iš tikrųjų, valstybės požiūris į verslą, bet net virkščiai. Kaip dabar. Tai va šito vietų, bet tai čia yra jūsų Seimo narių reikala įstatymiškai sureguliuoti visus aktus ir po įstatyminius aktus, kad iš tikrųjų suvienodėtų sąlygos. Bet tai yra sakyti, kad kapitalo atėjimas blogis, tai yra, Gerai, Kęstuti, vis tik tai, nors Antanas čia atskyrė, kad sako bankai, vis tiek bankai yra lygiai tas pats yra verslas ir čia, sakykime, jeigu šiandien mūsų bankininkystė įsigaliojo vis tik tai skandinavų bankai, kurie diktuoja ir jie iš savo pelno moka, mūsų išnaudota pensiją savo gyventojų mašinė, nieko gero nematau, bet vis tik atidavimo. To labiau Antanas minėjo, kad reikėtų Lietuvoje valstybinio komercinio banko, taigi buvo puikiai proga, bet Snoro atveju paversti į valstybinių komercinių bankų. Kodėl čia nebuvo priimami sprendimai tavo manimo? Nes čia antra ir šiaip jau dalis ir yra. Ką reikėtų daryti, kad taip atsitiktų, kad mūsų verslininkai ir užsienio investitoriai turėtų vienodas sąlygas ir visi būtų suinteresuoti, kur darbo vietos. Bus klausimas, kas Aš dėl bankų nenorėčiau nieko čia reaguoti ir atsakyti. Man būtų gal nežinėtas imti komentuoti bankus, bet šiaip turėčiau nuomonę, šiaip galim pradžią norėčiau sureaguoti, čia paskutinis jau užėjimai. Tai aš norėčiau sureaguoti trumpai kai kurios pasakymus. Tai aš pritarčiau įsakytai pozicijai, kad savivaldybės neretai demonstruoja nesuinteresuotumą ir tai yra įstatymiškai, ir visai jos tiesiog nesuinteresuotas, kad ateitų verslas. Ar į užsienio, ar į Lietuvos jokia skirtumo. Štai, jeigu tik ateina kas nors, štai, man atrodo, kad Arvi lygtai norėjo investuoti į Telšius ir Varėną, bet jau Kalakutė ir Vištus ten buvo. Tai kadangi jų pagalbės mokesčių Vištų negalėjo apmokestinti kaip
tarkime, druskininkai apmokysime gyventojus ar neringą, kurie atvyksta ir atneša pinigus. Tai štai nesuinteresuoti ir jie ten... Ir kas įdomiausia, kad Telšiuose 300 darbo vietų, atlyginimas vidutinis būtų 3000, kas irgi tokiam telšiam būtų labai normalu arba kaip variant. Apie Vičį matyt kalbą. Apie Vičį gal, aš gal Vičį. Aš galiu maišyti šitą, tas įmonės maišau. Bet aš tik atsimenu, kad buvo Telšiuose ir Varėnuose tos dvi istorijos ir kad abidvis valdybės veja ir iš Telšių išvijo, ir Varėną išvijo ir kur investuos į Kaliningradą. Tai ir bus užsienio investicija. Tai dabar, ką mes, tai čia pavyzdys, kur mes visi skaitėme ir visai nesenai šių pastarųjų mėnesių. Dabar lygiai taip pat norėčiau sureaguoti trumpai, kad kūrė tik tais kapitalas pridinė vertė, taip nėra. BVP kūrė visos kapitalas, tame skaičių žmogiškasis ir mokytojas ir gydytojas taip pat kūrė. Aš sakau pridėtinė vertė. Pridėtinė vertė, tai tada gerai, nes pridėtinė vertė sutinku su jums. O dabar, bet pridėtinė vertė ir gydytojas lygiai taip pat kūrė, kada jis operuoja, ir nes išeitų pagalius, kad jeigu jisai turi savo privačią kliniką, tai kūrė, o jeigu jau valstybinė, tai jau kaip ir nieko nebekūrė. Tai vis dėlto taip nėra. Tai yra biudžetinės organizacijos, jos nekuria pridėtinės vertės. O privačios mokyklos kuria. O privačios mokyklos jau pridėtinę vertę kuria. Privačios universitetai kuria. O valstybinė nebekuria. Nesutokio ekonomikos. Gerai, prie socialinių. Gerai, bet aš suprantu, kad bendro visuomeninių produktai ir vertę kuria visi. Tai čia nereikėtų nurašyti, o dabar grįšiu prie jūsų klausimo esmės. Tai tiesioginės investicijos, kaip ir viskas pasaulyje, turi du galus ir jeigu mes negrabiai, neteisingai pasinaudojam, tai jisai gali smogti, gali būti labai stambios investicijos, kada ateina, iš pradžių sukuria labai didžiulį boomą, augimą, produktyvumą, darbo, jėgos augimą ir panašiai, atlyginimų, tas yra gerai. Bet paskui įsisuka, į kitas rinkas išveža ne tik tais produktus, kurį laiką, bet pradeda išvežinėti pelną ir šalis tam augime, kurį turėjo anksčiau, jinai pasirodo pradeda stagnuoti. Taip galėtų būti. Bet jeigu kuriamas į high-techą, į tas aukštasias technologijas, tai to nebūna. Tokias investicijos, kai tik gražina imigrantus, gražina kitus žmonės. Nu, štai pasakysiu, 2013 metais Lietuvos užsienio investuotojai apie 200 investicinių projektų įgyvendino 16 000 naujų darbo vietų, sukūrė, kurių pakaktų įdarbinti Pasvalio, Švenčionio ar Anykščių gyventojus, arba 40% pernai studijas baigusių jaunuolių. Tai naudinga ar nenaudinga? Pažiūrėkime, kokie atlyginimai. Jie yra vidutiniškai 2, o kartais ir daugiau kartų didesni negu rinkoje. Vadinasi, sukelia spaudimą į visą rinką, gerinti darbo sąlygas. Socialinis, jūs, štai gerbiamas Rubavičiau, apie socialinius aspektus kalbėti. Tai čia yra didžiulis socialinis bumas ir spaudimas gerinti žmonėm, kurie ką tik baigė. Pažiūrėkime Barklai, vadovai, dominuoja 30-mečiai. Pažiūrėkime dabar... Milijonų Lietuva moka Barklai per metinį mokestį. Žiūrėkit, ką mokėjo, ką Lietuva padėjo, viskas buvo sugrąžinta per pirmosius... Kas metus... Palaukite, tai jūs visokius... Kurite įsivaizduoti. Viskas per 10 mėnesių sugrąžinta. Bet Barklais nebūtų atėjęs. Žiūrėkit, baigėt kurti fantazijas. Baigėt kurti fantazijas, nefantazuokite šioje vietoje, jeigu nežinote. Tai dabar... Aš Barklai galiu pasakyti, įdarbinti planavo 200, įdarbinta jau dabar 1300. Jeigu norite, 5% yra ne Lietuvos piliečių, bet 73% padalinių vadovų yra 30-mečiai. 10% jau imigrantai, kurie atvažiavo iš tenais. Atidarėm naują padalinį. Tai yra akivaizdžiausias progresas toje srityje. Ir
Ir Lietuva su tiesioginėmis užsienio investicijomis šitokias sritis, jinai įsiveržė Europoje į lyderis. Dėl tokios politikos kažkada iš pačios paskutinės atsiliekančios Europos valstybės Airija, kai įstojo Europos Sąjungą, pati labiausiai likus, Airija iššoko į lyderis, kur mūsų žmonės nori važiuoti ir gyventi. Tai jeigu mes vykdysim štai tokią tiesioginių užsienio investicijų politiką, viskas tvarkoja. Bet jeigu mes iš tikrųjų atiduosim ištisas infrastruktūras, atiduosime kažkokias tai gamybas ir ištisus sektorius, tai gali būti taip, kad iš pradžių bus bumas, o paskui bus tam tikra stagnacija, nes pelnai bus išvežinėjami ir augimas, tas pradinis augimas, jisai nustos duoti tą naudą, kuri pačia pradžioje yra juntama. Kęstuti, kai supratau tavo požiūrį, tik tai galbūt vienas toks pastebėjimas, kad ir šiandien kaip tik komitete svarstėm klausimą, kad tos aukščiausios technologijos taip pradėjo sparčiai vystytis, kad neužtenka savo specialistų, čia kaip pats Akylas su dviem galais, tai kaip tik svarstomas įstatymo projektas apie vienu žodžiu, kaip lengviau ne mūsų grįžtantį, kaip lengviau pritraukti daugiau čia pas mus emigrantų. Čia lasda su... Bet yra ir motyvas... Jeigu tai specialistai, tai labai gerai. Bet atvažiuos iš tikro, kurie čia žmonės gyvens, vaikus augins ir leisi kokias. Atsiprašau, vienas tik tai pasakyti, dar noriu pasakyti, visi šitie specialistai yra iš Indijos. Žiūrėkit, o lygiai taip pat, antras, dar vienas, o teigiamas aspektas, pasiunčiamas signalas mūsų universitetams, kad informatikai labai reikalingi ir moksleiviams, kad apsimoka tą mokslą. Tiesiog, bet mes laikė Danai. Ir nereikia net į užsienį važiuoti, kad nori gerai gyventi. Tavo, apie ką? Gerai, tai... Kaip gerai pat sutvarkyti valstybė šitus dalykus. Jo, tai, klausykit, tai šiandien buvo toks įdomus, labai iškalbingas straipsnis kažkokiam tinklalapį Dano verslininko, kuris čia 8 metus Lietuvoje. Nedaug dievė kiaulės augina. Nežinau, kai jis augina, bet nesvarbu, bet kelios mintis, kurios labai įdomios. Tai pirma mintis, kad iš tikrųjų Lietuvoje tai mokesčiai nėra tokie dideli, bet kas yra blogai ir kas gali būti prilyginta mokesčiam, tai iš tikrųjų biurokratija. Tai šitas kadangi mes sakom, žinai, ten 1 ar kelių procentų, jeigu padidės mokesčiais yra blogai, bet kad biurokratija atima iš tavęs labai daug, kad sutvarkyti visokius dokumentus, ten leidimus. Tai šitoj vieta taip, tai mes visi lyg tai sutarėm, kad užsienio investicijos yra gėris, taip? Tai vienas dalykas. Antras dalykas, kad iš tikrųjų Lietuvoje daugiau skiriama dėmesio užsienio investicijų pritraukimai, bet ne nacionalinio verslo augimui. Ką sakė Antanas, gal nereikia ko gero. Tai gal nereikia ten 3 metų atleisti, čia žinot, reikia tada, žinoma, sistema turi būti labai protinga, kad pirmus metus, jeigu apyvarta ten neviršė, kažkiek ten, ne $500 milijardo, galbūt iki milijoną, kad tave atleis nuo mokesčių, duot žmonėmis įvažiuoti. Tai ko trūksta iš tikrųjų, to viso šito tokio startinio, tokio veršlaus starto pas mus yra, tų įmonių, bet arba ten suras liūdimais dirba ten laisva. Tai aš manau, ir jeigu valstybė parodytų, kad mes gerbėme ir mylim jo lankstumą ir nacionalinį verslą, tada tas verslas kitaip žiūrėtų tą valstybę. Dabar žiūri, kaip, žinot, kad mūsų nemyli, tai jeigu mūsų nemyli, tai atsiprašau, bet mes irgi taip kaip dirbam, kaip dirbam. Tai jeigu mes sutvarkysim, ne tiek daug čia reikia sutvarkyti, tai ir tą padidinti motyvaciją, kad kiekvienas būtų šeimininkas ir atsakytų, nes, kaip Danai, žinai, teisingai tu sakai dėl nekilnojamo turto, dėl žemės mokesčio, bet aš kalbu apie tai, kad tai, kas iš tikrųjų, tu sakai, kūrė vertę. Dažnai su to nekilnojamo turto, čia yra mistika yra, tu gali daug nekilnojamo turto, žinai, o pelno nėra, o apyvartos nėra. Kur atsiranda problemos? Aš nekalbu apie kapitalą, o ne apie nekilnojamą turtą. Kapitalas yra technologijos, kapitalas yra... Tada, jeigu taip, tai pasitikslim, tada taip. Tai šitos klausimas reikia sutvarkyti ir čia nėra čia taip blogai, kaip čia atrodo. Bet svarbiausias dalykas, iš tikrųjų, šiandien galima akcentuoti, kad pas mus yra užsienio investicijų pritraukimo, bet nėra vietos verslo investicijų skatinimui. Nėra visi šitą. Vietos, tai yra nacionalinio verslo skatinimui. Nėra šito. Yra agentūra speciali. Kokia? Kokia nėra? Nes formaliai yra. Versli Lietuva, tai jinai yra verslumo skatinimą, bet ne nacionalinio verslo. Čia 2 skirtingi dalykai. Yra visokie krepšeliai, ten pradedančiam, ten konsultavimai. Bet mes kalbam, jeigu tu investuoji
Jeigu tu investuoji. Tai Savo pinigus. Tai tu turi, aišku, tu gali ten dabar tą struktūrinę paramą, dar ten kažkokią, bet jeigu kiekvienas, kuris investuoji, jeigu tu pasakai, investuoju į atsilikusį regioną, mokėsiu 20% daugiau negu ten vidutinis atlyginimas, tada sakys, žinai, netgi pas mus buvo tokia idėja, jeigu tu moki didesnį negu vidutinis, tai to mažina pelno mokestis. O tada atsirastų paskata, skatikim tą nacionalinį, nemoralizuodami ten, kodėl jūs čia, žinai. Bet duodami tom pačiom priemonėm kaip ir užsienio investicijų. Tai dabar jau atsiranda, čia mačiau, projektas investicijų skatinimo programa. Bet šita investicijų skatinimo programa neparemta konkrečiom priemonėm ir mokestiniam reformom. O tai viskas, padarom visą šitą. Ir aš galvoju, kad labai gera diskusija. Seimo narys Kęstutis va. Tai... Buvęs Seimo narys Antanas Bosas. Ne, aš kalbu apie tai, kad yra, kaip sakyti, sako, supratau idėją, kaip aš supratau, Kęstutis jau galbūt kažkaip bandys realizuoti. Būsimas, atsiprašau. Tai mes ir kalbame apie tai, kad labai gerai tai perėjo nuo užsienio investicijų skatinimo prie vienodų sąlygų. Tiek užsienį, bet pas mus jau užtenka užsienio investicijų. Jau galim duoti, žinai, ir labai gerai infrastruktūra sukurta ten, žinai, ne tiek daug pasaulio šalių, kur gali interneto prieigą tokie yra, žinai. Aišku. Gerai, kai Vytautai, kad tu išgirdai. Apibendrinčiai labai sunku bus, nes yra labai daug ekonominių dalykų ir tokių mitologinės ekonomikos dalykų paliesta. Man čia buvo įdomu išgirsti visiškai naujų tokių kapitalo supratimo šito, nes šiaip jau ekonomikoje yra nusistovėję, kad kapitalas tai šiaip yra socialinių santykių išraiška. Tai viena iš labai sudėtingiausių. Čia mes mažiau šnekėjom. Yra pinigai, yra kapitalas, pinigai nėra kapitalas, kapitalas yra, jau primityviai kalbant, tie pinigai, kurie nuperka darbo jėgą laisvai parduodama rinkoje. O tokie yra santykiai. Viena iš kapitalo formų pinigai. Ir žinias. Ir žinias, viskas su visų. Tai joks šiuolaikinis ekonomistas negalėtų aiškinti, kad kapitalas savaime kuria pridėtinę vertę, be infrastruktūros, kuri taip pat dalyvauja. Juk pasižiūrėkime netgi, kaip vertinamos šalis pagal investicinį klimatą. Ir mes pasižiūrėsime 4-5 rodiklius ir tie socialiniai rodikliai, kurie kapitalui yra labai svarbus, nes jeigu jie yra tie rodikliai, kapitalo prieaugis yra didesnis. Čia labai aiški ekonominė logika. Tai tos logikos atsisakyti mes grįžtame į kokį ten 19-50 metus ir bandome čia sukurti ekonomiką. Aš suprantu tokį mąstymą, tokį supaprastintą, tai jis yra, na ką, yra žmonių ir tikrai prakutusių ir gerai įsukusių savo verslus, tai iš tų laikų vadinamųjų babkių kėlimo laikas. Visi žinome, ką tai reiškia ir visi žinome, kaip tai buvo daroma. Bet čia ne ekonomika ir juolab ne valstybės kūrimo ekonomika. Visiškai aišku, kad tai pinigai buvo padaryti, juos reikia įsukti ir čia yra jau politikų uždavinys kurti tas sąlygas, kad ir tie pinigai, ir tos babkės būtų panaudojamos ir ekonomikai, ir nacionaliniai ekonomikai plėtoti. Kitas politinis prieštaringumas, kuris yra, manau, visų ir ypač mažųjų šalių politiniuose elituose, yra tai, kad labai aiškiai ideologija, verslas nėra nacionalinis. Tai klausimas, kaip čia dabar su ekonomika? Iš esmės yra globali, transnacionalinė. Visi ryšiai tarsi yra globaliniai. Tai kaip čia dabar su tą tvarkyti, čia duoti kažkam, neduoti, kokią politiką kurti, nes tarsi ir nacionalinės valstybės nereikia, nes nėra ekonominio pamato. Jau mes neturime šito finansinio stuburo, neturime bankininkystės sistemos savos. Tai va čia atsiranda tas tam tikras neapibrėžtumas, kurį yra labai sunku politiškai suvokti ir politiškai spręsti. Kaip iš tikrųjų verslas, net globalus verslas būtų panaudojamas valstybingumui tvirtinti, nacionaliniai jausenai ten visiems nacionaliniams dalykams stiprinti. Juolab, kad valstybingumo mažėja. Tai kitaip tariant, valstybingumo mažėjimą pats verslas turėtų sąmoningai kompensuoti kažkokiais dalykais. Tačiau mesgi matome, čia buvo skundžiamasi mokestinė sistema, visi tie skundai visi labai yra žinomi, bet verslas Lietuvoje turi nepaprastai didelę privilegiją, kapitalas beveik neapmokestinamas. Kas seka iš to? Iš to seka nepaprastai daug socialinių, taip pat ir pridėtinės vertės gamybos niuansų. Tai pasižiūrėkime vieną tokį niuansą. Labai aiškiai galima pasižiūrėti ir palyginti išsivyščiusių Europos šalių ir mūsų, kaip pridėtinė vertė yra paskirstoma. Juk pridėtinę vertę reikia po to paskirstyti.
atiduoti, na, sakykime, samdomiems darbuotojams ir taip toliau. Ir čia mes pamatytume tokį Lietuvos pranašumą, kur mažai šalių yra, kurios galėtų tokiu pranašumu pasigirti. Tai yra to pridėtinės vertės nusavinimo mechanizmų veiksmingumų, pridėtinė vertė nusavina daugiausia, na, 10-15% žmonių. Bet jie kūrė ne tik tie žmonės. Tai čia yra didelė socialinė ir beje politinė problema, ji yra susijusi su socialinės atskirties didėjimu ir čia politikai tą turėtų spręsti. Kitas dar vienas paskutinis mitologinis dalykas man labai čia yra įstrigęs jau pastarosius kelerius metus kalbos, nepaliaujamos kalbos apie darbo vietų kūrimą. Tai čia labai įdomu, aš kartais, kai kalbu irgi su verslininkais, aš sakau, paklausiu, tai kam jums tie žmonės reikalingi, jūsgi tokie kūrėjai, kūrėte darbo vietas ir kurkite savo ir iš jų pelnykite savo tą pridėtinę vertę. Tai pasirodo, ne. Iš darbo vietų neįmanoma pelnyti nieko, bet kūriamos darbo vietų. Kaip čia taip išeina? O išeina tai, kad kūriamas naujas žodynas, kuris tarsi nuslėpia tuos paprastus santykius. Kapitalas perka darbo jėgą. Verslininkai samdo žmonės ir iš tų žmonių bendrų darbų sukuriamos pridėtinės vertės vienaip ar kitaip pasiskirsto tą naudą. Viskas. Čia yra tarsi ta. Bet kada verslininkas tampa darbo vietų kūrėjų ir taip toliau, tai tas tarsi normalus, paprastas, aiškus ekonomistams santykis samdos ir atlygio, jis tarsi panaikinamas, čia tampa tokie visi kūrėjai, labai geri, nepaprastai neišnaudotojai, jokių būdų, nespaudžiantis ten ir nieko. Tai vat, su tokiais irgi, vėlgi su tokio mitologemomis mūsų ekonomika, irgi toli nežygiuoja. Dėkui, kadangi vyrai mūsų laikas baigės, bet kadangi Antanas su tokia maikutė gąsdinančia prašė paskutinio žodžio. Neprašė, iš tikrųjų, ekonomikos suvokimas, realios ekonomikos suvokimas ir tos filosofiniam lygmenį vadovėlinės yra skirtingi dalykai, iš tikrųjų. Kada aš sakau kapitalas, tai aš turiu omeny viską. Tai ir žmonės, ir technologijos, ir investicijos į mokslą, tai yra viską. Tai gerai, o dabar viskas aš nesipriešinu. Todėl tos replikos, ten privačios mokyklos ar kas, čia yra kapitalas irgi turi būti socialiniai orientuotas tam, kad reiškia spręstų šalies socialinės problemas. Tai yra galėtų išsimokėti tie socialiniai sluoksniai ir pensijas. Kapitalas turi vieną tikslą, savidaugos tikslą. Visi kiti Palaukit, baigite jūs tos dalykus. Dabar dėl tų darbo vietų iš tikrųjų, tai samdyk žmonių kiek nori, jeigu tu neturi kur jo, jeigu tu neinvestavai į darbo vietą, nesukūrė juos, tu samdyk kiek tu nori, žmonių pridėtinės vertės nesukursi. Čia daugiau yra demagoginiai klausimai. Dabar žiūrėkit, visi sako, kad atėjęs kapitalas išveža pelną, tai yra blogai. Bet kada lietuvaitis investuoja kitoj šaly, irgi blogai, nors jis atveža čia pelną. Nonsensai tokie man yra kaip nesuprantami, kaip verslininkų nesuprantami. Gerai, jeigu čia užsieniečiai investuoja ir tą dalį, kurie jiems priklauso, jie išsiveža, gerai, kada lietuvaitis investuoja kitur ir dalį tą, kuri priklauso įstatymiškai, jisai atveža čia, tai yra bet kokiu atveju gerai, šalis gauna... Jeigu atveža. Gerai, mūsų laikas iš tikrųjų baigės, tai ačiū, kadangi šiandien bus įdėta ir žiūrovai, ir laikraštyje spausdinta, visi perskaitys nuomonės, jūsų, aš manau, atsirims kiekvienas, kas jam verčiau širdies. Gerai, tai dėkui. Ačiū. Ačiū.